Labas rytas, smaližiai, sveikinuosi su jumis ir su tais, kurie kiekvieną dieną mina 6 km iki gurmanų parduotuvėlių, kuriuose yra prekiaujama imbieriniais sausainėliais. Noriu pasakyti jums, jog šio ryto laida yra puikia alternatyva visam tam, nes mano studijoje šį rytą mes gaminsime kaip tik imbierinius sausainėlius, tačiau labai skanius ir ypatingai pigius. Na, tam mums prieiks cukraus, sviesto, prieskonių mišinio, į kurį eina gvazdikėliai, kvapieji pipirai, cinamonas ir be abejo maltas imbieras, grietinė, medaus ir be abejo miltų. Na, o pirmiausiai mes turime į kaitintą keptuvę sudėti cukrų, prieskonius ir medų. Visą tai mes turėsime išlydyti, tačiau nepamirškite, jog ugnis turi būti ne itin karšta ir įdėsime šaukštą natūralaus medaus. O dabar mes turime viską ištirpinti. Kai masė pasidarė vienalytį, tai yra puikus ženklas, kad mes jau turime dėti sviestą į keptuvę ir viską puikiai išlydyti. Dabar su šaukšto pagalba pradėkime sukti jį aplinkui. Žinokite, aš jau daug metų nežinau kalėdų be imbierinių sausainėlių. Man tai tapo tarsi savotiškų simbolių. Pamėginkite ir jūs. Kai visa tai išsilydė ir tapo vienalytę masę, mes ją išpilsime į indelį ir šiek tiek atvėsinsime. Mums reikia, kad sviestas nepradėtų stingti, kad visa masė nebūtų pernelyg karšta. Na, o mūsų prieskonių ir sviesto mišinėlį ataušus, mes galime sumaišyti jį su miltais. Maišome ir tuoj mes turime gauti vienalytę masę. Kada masė pradeda nebelipti prie rankų, viskas, ką mes turime padaryti, tai šiokią tokią nedidelę duobelę ir įdėti pusę šaukšto grietinės. Na, o po to vėl viską sumaišyti. Jeigu jaučiame, jog masė vis dar šiek tiek limpa prie rankų, mes galime įberti dar truputėlį miltų ir viską maišyti tol, kol jį taps visiškai nelipnė. Na, o kadangi savaitgalį darydamas picų vakarėlį savo draugams sulaužiau kočėlą ir, aišku, užsakiau pas stalių padaryti naują, tai šiandieną aš tiesiog naudosiu butelį nuo limonado. Taip, kad jeigu jūs neturite kočėlo kaip ir aš, galite lygiai taip pačiai naudoti butelį nuo limonado. Imame skardą ir ištriname ją šiek tiek sviesto, kad mūsų sausainiai nepriliptų prie pagrindo ir pabarstome miltais. Formuojant sausainėlius, jūs galite naudoti pačius paprasčiausius jūsų buityje virtuvėje esančius indus. Na, šį kartą aš panaudosiu šią taurę, su kuria aš suformuosiu skridinėlius, o paskui dar ir paįvairinsiu sausainėlių formą. Na, o turėdami apvalius rutulėlius, galime padaryti dar keletą įdomesnių formų. Galime viską sudėti į mūsų skardą. Na, o dabar galime viską pašauti į orkaitę, kuri turi būti įkaitinta iki 190 laipsnių temperatūros. Uždarome ir laukame 15-20 minučių. Aš manau, kad mūsų sausainėliai jau yra iškepę ir galime ištraukti šį imbierinį stebuklą iš orkaitės. Nepamirškite, kad ką tik iškepę, jie būna labai minkšti, todėl labai greitai susivalgo. Na, kaip matote, šie sausainėliai nėra patys gražiausi, tačiau vyrai, jeigu jums reikia grožio, eikite į automobilių saloną, išleiskite daug pinigų ir tikrai pamaloninkite save. Na, o jeigu jūs norite gero skonio, tiksliau nepakartojimo skonio, išleiskite 4 ar 5 litus ir pasigaminkite imbierinius sausainėlius namuose. Na, o dabar su jumis atsisveikinsiu, palinkėsiu jums gero apetito ir iki susitikimų kitą rytą.